Nuoširdžiausius sveikinimus parduotuvių tinklas IKI šiandien siunčia visiems savo klientams dalyvaujantiems akcijoje daugiau šilumos, mažiau išlaidų. Labas, kaip aš jūsų pasiilgau, tik 5 žodžiai, kuriuos girdėti norėtų kiekvienas. Tai uždaryk mane, tėvelį, pirtyje ir neišleisk, kol neprablaivėsiu. Uždaryk mane, tėvelį, pirtyje ir neišleisk, kol neprablaivėsiu. Gyvenimas tai nesibaigiantis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas tai amžinas siekimas, suspėti padaryti to, ko dar nepadarei. Gyvenimas panašus į laužą, kibirkštis, lengvi, linksmi šviesos liežuvėliai, stipri liepsna, rami kaitra, šalti pelenai. Tegul tave lydi gyvenimo šiluma. Miela Evelina Kotryna Griniūtė, kviečiu tave į kultūros centrą Liepos 8 dieną 18 valandą. Muziką siunčia kompanija Šunė. Saulytė būdina tave, pražydo bulvės pas kaimyną, tu eini vieškeliu gatve. Matai, kaip derlius vysta, nes jam savotiškai vis tiek, kad žemė sukasi kaip girnos, svarbu, kad viskas jam blogai. Atseit labai aktyvus, krizena atžalos kieme, jau į mokyklą eis turbūt, prabėgs dienos ant 8. Ir ką tu joms sakysi, sodinsim ąžuolą kartu, o laistysim po vieną, kas myli tėviškę labiau, tas gaus daugiau medienos. Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čiobrelis, jie garsai šlama, bet prieš vėją nepapūs. Mylėk medžius ir žvėrius, tik tai būkit tvirtas, juk tu žinai, kad be tavęs mes nelabai. Nešio kaip širšės neša medų, sunkiai dirba, kad ir po vieną ver tokias pilis stato. Labiau nei viskas tu manai, tačiau ne tavo. Sakyk, ko nori ir kam duodi forų, tu žiūrai, kaip ten rauda viksvos, vandens jau mėnesis negavusios, nes čiaupa užsmaukė juodai, kaimynas gaušas dėl.